Labas rytas suraitytas, cukraus pudra pabarstytas. Neatspėsit, kur atsiradau. Per naktį aš atsiradau kaubojiškam miestelį. Atėjau apsižiūrėti kaubojišką miestelį, bet tik ką čia nelabai nėra ką veikti. Turbūt be reikalo išleisti 10 eurų. Bet būna visaip, kol nepamatai, tol nežinai. O, užlipsiu dar parodysiu panoramą. Štai, kaip čia viskas atrodo. Schema, kur matosi žemėlapis, tai į gylį šitoje vietoje yra iki 200 metrų, o ten į viršų, dar virš mūsų yra 100. Kalnakasiai turėjo savo bažnyčią. Šventoji Barbora saugo kalnakasis. Ir ko kalnakasiai prašydavo, tai mirties be skausmo. Tiek supratau iš lenkų kalbos. Labai nestebina, kad jie turi bažnyčią ir čia. Na wysokości 565 metrów nad miastem bomba eksplodowała. Z oślepiającym błyskiem pojawiła się ognista kula, która błyskawicznie powiększyła objętość. Piekielna temperatura sięgająca 300 000 stopni Celsjusza stopiła wszystko w promieniu 400 metrów. 13 km² zabudowy po prostu zniknęło. Po pewnym czasie na konające miasto spadł ciężki, czarny, radioaktywny deszcz. Gigantyczny grzyb dymu i pyłu uniósł się na wysokości 15 km i był długo widoczny jeszcze z odległości 600 km od miejsca eksplozji. O mój Boże, co myśmy zrobili? Apsilankiau kasykloj. Ir pasirodo, jokių ten brangakmenių ar mineralų nieks nekasė, o uraną.
atominiam bombom. Ir kaip iš pradžių žmonės net nesuprato, kas tas uranas, kad jis radioaktyvus. Ir netgi dėdavo į stiklą šiek tiek uraną, kad jis paskui išjungus šviesą šviestų. Ir darydavo indus. Wow. Ką dar sužinojau, veždavo tą uraną tokiais bidonais. Jokių ten apsaugų bei nieko. Šiaip žiauru. Ir šiaip visai rekomenduočiau čia atvažiuoti, nes tokių instaliacijų padaryta. Netgi imituoja sprogimą. Ant tokių grindų atsistoja ir visas vibruoja. Kadangi nesupratau lenkiškai, tai labai išsigandau, kai tas grindis vibruot pradėjo. Turbūt perspėjau visų, kad aš nesuprantu. O tai buvo tokia surpriza. Bet fain. Šitas tikrai nenuvylė.